Dramatišką pergalę Lietuvos moterų krepšinio lygoje iškovojo Mykolo Riomerio universiteto komanda. Į svečiuose rezultatus 79-76 įveikė Kauno Laisvė KRS ir su 4 pergalėmis lieka nesuklupusi čempionate. Rungtynės kulminacija pasiekė ketvirtajame kėlinyje. Nors iki rungtynių pabaigos likus žaisti 5 minutės, Laisvė KRS dar turėjo 7 taškų pranašumą. Likus 2 minutėms Simona Martinkutė persverė rezultatą 72-71. Likus 9 sekundėms MRU pirmavo 78-73. Tada Mantė Kvedarevičiūtė smėgė iš toli ir sumažino atsilikimą iki 2 taškų. Laisvei prasižengus Lina Glinskaitė pataikė tik 1 baudą, o Mantė Kvedarevičiūtė dar turėjo galimybę išplėšti pratęsimą, tačiau metimas skriejo pro šalį. Nugalėtojams Lina Glinskaitė pelnė 22 taškus, Sigita Galdikaitė pridėjo 18. Laisvei KRS po 22 taškus pelnė Jurga Budrytė ir Mantė Kvedarevičiūtė. Viską lemia gynyba ir o čia neparodė. Kai tik susijima gynyboje dirba, rezultatas ir persveria rezultatą ir pirmauti pradeda. Kai tik atsileidžia gynyboje, nebedirba gynyboje, leidžia mest laisvoms, nu atsiprašau tada. Tiesiog pralošia grinai per gynybą. Čia nėra daugiau ką komentuoti. Kaip gynėsi, taip ir žaidė. Visas rezultatas gynyboje. Komandos apylygės mums pabaigoje sėkmė nusišypsojo, reikia pripažinti, bet patenkinta šiandien savo merginų kovingumu, kad jos kovojo iki galo nenuleido rankų. O aišku, dar broko rungtynėse daug turim, dar mes, kaip sakyti, vėluojam pasiruošimo, tokio normalaus nebuvo kaip komandai, kuri turėtų pradėti rugpjūčio mėnesį dirbti. Tai mes viską forsuojam ir salėje, ir fizinį parengimą kartu, tai turim tokių problemų. 2 Kauno komandų LKK Aisčio ir Vyčiaiščio akistatoje stipresnės buvo daugkartinės Lietuvos čempionės. Savaitės viduryje jo žaidė Eurolygos turnyro rungtynės Ispanijoje. Tačiau tai nesutrukdė išvykoje be didesnio vargo įveikti studentės rezultatus 74-38. Vyčiaistėms Aušra Bimbaitė surinko 17 taškų, Indrė Dudėnaitė pridėjo 11. LKK Aistėms Santo Kockytė pelnė 12. Jolanta Marmienė 10 taškų. Jo, nepaisant sunkios kelionės iš Ispanijos, šiandien, kaip nekeista, panelės labai gerai susikaupusios atėjo į varžybą, gerai pradėjo varžybas, geras intensyvumas, teisingi sprendimai ir to pasiekojimis mes padarėm šitą rezultatą. Mes jau ruošiamės sekančiams Eurolygos varžybom, turėjom konkrečias užduotis, kurias įvykdėm 100%. Mes stengiamės iš visų jėgų, trečiam kėliny praradom savo vieną iš geriausių žaidėjų, vieną iš kovingiausių žaidėjų Kornelija Balčiūnaitė, ko pasiekoje komanda šiek tiek išsibalansavo, bet mes, man atrodo, darėme viską, kad jom būtų sunku žaisti pas mumis aikštelė. Šiuo metu Lietuvos moterų krepšinio lygoje pirmauja Kauno Vyčiaistės. 4 pergalės iškovojusi yra ir Mykolo Riomerio universiteto komanda. LKK Aisčių sąskaitoje 3 pergalės ir 2 pralaimėjimai.